Taikos prospektu kasdien pravažiuoja tūkstančiai automobilių, tačiau ties 22 numeriu daugelio žvilgsnį iki šiol patraukia keistas, lyg laikė įstrigęs pastatas. Apleistas, aptrupėjęs, su dar matomu SAS Group užrašu ant fasado. Daugeliui klaipėdiečių ši vieta geriau žinoma tiesiog kaip senasis bankas. Pastatas iškilo dar 1994 metais, kai čia veikė tuometinio Lietuvos taupomojo banko padalinys. Tuo metu Taikos prospektas buvo viena svarbiausių besiplečiančios Klaipėdos komercinių arterijų, todėl banko skyrius šioje vietoje turėjo strategiškai patogią vietą. Istorijos mėgėjai neatmeta ir dar vienos įdomios detalės. Labai tikėtina, kad būtent prie šio pastato galėjo atsirasti vienas pirmųjų, o gal net ir pats pirmasis bankomatas Klaipėdoje. 90-ųjų viduryje bankomatai Lietuvoje dar buvo retenybė ir dažniausiai buvo įrengiami prie naujų ar centrinių bankų skyrių. Tuo metu galimybė išsiimti pinigus ne banko kasoje, o tiesiog iš sienoje įmontuoto aparato daugeliui atrodė beveik futuristinė. Vyresni klaipėdiečiai iki šiol prisimena laikus, kai prie pirmųjų bankomatų nusidriekdavo eilės. Žmonės eidavo ne tik pasiimti pinigų, bet ir tiesiog išbandyti naujos technologijas. Todėl Taikos prospektas 22, kai kam išliko ne tik kaip buvusio banko pastatas, bet ir kaip viena pirmųjų vietų mieste, simbolizavusi vakarietiškos bankininkystės pradžią. Laiku bėgant bankas išsikėlė, o pastatas pakeitė ne vienas savininką bei paskirtį. Vienu metu čia veikia įvairios įmonės, tarp jų ir ta, kurios pavadinimo likučiai iki šiol matomi ant fasado. Pastaraisiais metais pastatas tapo savotišku miesto vaiduokliu, stovėjo beveik be gyvybės ženklų ir jo būklė vis blogėjo. 2022 metais pasirodė žinia, kad senajam statiniui ruošiamas naujas etapas. Jo vietoje planuojama statyti modernų prekybos centrą. Pagal planus, senasis daugiau nei 2700 m2 pastatas turėjo būti nugriautas. Jo vietoje turėjo iškilti apie 2000 m2 ploto 2 aukštų prekybos centras. Buvo numatytos 73 automobilių stovėjimo vietos. Dalis stovėjimo vietų planuotos po pastatu, numatytas net apželdintas stogas. Viešas projekto pristatymas įvyko 2022 metų pavasarį, tačiau praėjus keliems metams realūs darbai taip ir neprasidėjo. Statybo aikštelės neatsirado, o senasis pastatas liko stovėti beveik nepakitęs. Šiandien Taikos prospektas 22 išlieka keistų konstruktų. Vienoje judriausių miesto gatvių stovi pastatas, kuris jau seniai nebeatlieka savo pirminės funkcijos, tačiau taip ir nesulaukė žadėto atgimimo. Klaipėdiečiams jis tapo savotišku pereinamojo laikotarpio simboliu, nuo 90-ųjų bankininkystės optimizavimo iki šiandienos neįgyvendintų vizijų. Bet kažkoks judesys čia jau vyksta, tad pažiūrėsime, kas bus toliau. Svarbiausia, likite su Klaipėda TV. Nepamirškite palaikyti kanalo patiktukais ir prenumerata. Taip pat laukiame jūsų komentarų. Ačiū, kad esate kartu.